Sveiki visi, šiandieną turime du uždavinys iš MIFMO. Vis galvojau, ką padaryti šiandieną, ką paspręs, gal iš LMMO ar iš kitur, bet kažkaip norėjau kažką paimti iš MIFMO. MIFMO tai tiesiog Vilniaus universiteto ten organizuojama olimpiada tarp matematikos studentų ir informatikos studentų. Ir kokias užduotis būtent parinkau, tai norėjau parinkti tokias užduotis, kurias galima įspręsti ir su mokyklinės matematikos žiniom, kad nereikia aukštos matematikos kažkokių specialių teoremų. Ir radau tokius dvi visai smagias iš tikrųjų užduotis. Tai pirma atrodytų štai taip, čia aišku angliškai parašyta, bet aš bandysiu skaitydamas iškart versti lietuviškai. Tai leiskime, kad S yra aibė, realiųjų skaičių aibė, kuriai galioja štai šita neligybė. Iškart persišiu x² plus 36 yra mažiau lygu 13x kvadratu. Raskite didžiausią ir mažiausią reikšmę x³ minus 3x, kai x priklauso aibei S. Tai ką iš karto reikia mąstyti? Gerai, x priklauso aibei S ir mes turim nelygybę. Tai mes tikrai galim susirasti, kokie x'ai tinka šitai nelygybei. Tikrai galim tai susirasti. Tai tiesiog, kaip bet kokią kitą nelygybę galim spręsti, x² minus 13x kvadratu plus 36 yra mažiau lygu 0. Tai jeigu prisilyginsime 0, tai galim iš karto du sprendinius rasti pagal Vieto teoremą. X² lygu 4 ir x² lygu 9. Vadinasi, jeigu mes išsiskaidysim, turėsim x² minus 4, x² minus 9 yra mažiau lygu 0. Kai matom, čia yra kvadratai, tiek 9, tiek 4 yra kvadratai ir taip pat yra x kvadratai. Tai mes galim dar daugiau skaidytis. Jeigu dar daugiau skaidysimės, turėsim x plus 2, x minus 2, x plus 3, x minus 3. Mažiau lygu 0. Ir čia pagal intervalų tiesiog galima pasidaryti. 3, 0 susižymėti, tiesiog 0 bus 2, 3, minus 2, minus 3. Ir minus 3, tada jeigu imsim daugiau už 3, tai čia bus plus, vadinasi čia minus, plus, minus, plus. Tai x iš šitos nelygybės mes turim, kad x priklauso nuo minus 3 iki 2, iki minus 2 tai yra, ir nuo 2 iki 3. Tai, o mes sakėm, kad šitai nelygybei priklausantys x jie priklauso aibei S. Priklauso S. Tai viskas, mes radom dabar S aibei, kokie realiai x yra nuo minus 3 iki minus 2 ir nuo 2 iki 3. Dabar, kai sužinom S, koks yra sekantis etapas? Reikia prisiminti, mums reikia rasti didžiausią ir mažiausią reikšmę x³ minus 3x. Ir matom, čia yra lygiai tie patys x'ai, kurie priklauso aibei S. Kaip mes minimumo ir maksimumo taškus randam? Žinoma, išvestinės. Jeigu pasivadinsim šitą funkciją f nuo x, paėmę išvestinę mes gausim 3x² minus 3 ir 3 išsikelia priskliaustus, gausim x² minus 1. Ir dabar žiūrim į mūsų aibės. Mes turim, kad viena aibė yra nuo minus 3 iki minus 2 ir kita aibė yra nuo 2 iki 3. Ir ką galim pasakyti apie šitas reikšmes, jeigu pritaikytumėm išvestiniai? Gal čia dar prašysiu f išvestinė nuo x lygu. Ką dabar galim pasakyti apie šitus skaičius ir išvestinę? Tai matom, kad nuo minus 3 iki minus 2, bet jeigu bet kokį skaičių įsitaisysim į x, iš šitos aibės, tai f išvestinė nuo x bus didesnė už 0. Tai reiškia, kad funkcija yra didėjanti šitam intervale. Šitam intervale lygiai tas pats dalykas. Šitam intervale šita funkcija f nuo x irgi yra didėjanti. Mums reikia didžiausios ir mažiausios reikšmės. Dabar, jeigu nuo minus 3 iki minus 2 didėja, tai štai šitam intervale pati didžiausia reikšmė bus prie minus 2. Tai galim paskaičiuoti f nuo minus 2 ir mes turėsim minus 8. Nes čia jau naudojam funkciją minus 8 ir tada plus 6 gausim minus 2. Dabar šitam intervale, antram intervale,
jeigu intervale visa ta funkcija vėlgi didėja, tai didžiausia reikšmė bus prie didžiausio intervalo skaičiaus, kuris yra 3. Jeigu įsistatom 3, turim 27 minus 9, turim 18. Kuri iš šitų reikšmių didesnė? Žinoma, 18. Tai vadinasi, šitos funkcijos, kurią mes apibrėžiam maksimumas, kai mes kalbam apie būtent I be S, tai jos maksimumas yra 18. Su minimumais lygiai tas pats. Jeigu funkcija šituos intervaluose visą laiką didėja, tai pati mažiausia reikšmė bus prie mažiausio intervalo skaičiaus. Tai minus 3 ir 2 yra iš mūsų dviejų aibių tie skaičiai. Jeigu skaičiuojam f nuo minus 3, mes turim minus 27, plus 9 turim minus 18. F nuo 2, jeigu skaičiuojam, turim 8 minus 6, 2. Kuri reikšmė yra mažesnė? Žinoma, f nuo minus 3. Tai f min yra lygu minus 18. Ir viskas čia būtų atsakymai. F min yra minus 18, f max yra 18. Čia toks, kaip galima sakyti, apšilimų buvo uždavinys. Antras nebus ant tiek sunkesnis, bet galbūt toks jau šiek tiek rimtesnis, sakyčiau. Tai kita užduotis skamba štai taip. Leiskime, kad AN su N natūraliaisiais yra seka realių skaičių, kur A1 lygu 1 ir lygtis atrodytų AN plus 1, AN kvadratu minus 3 plus 4 AN yra lygu šaknis iš 3, AN kvadratu plus 1. Ir čia N natūraliai ir mums reikia rasti A50. Dabar dažniausiai, jeigu yra duota kažkokia seka, sekos išraiška, ir mums reikia rasti labai didelį sekos narį, tai tikriausiai bus kažkoks periodiškumas. Tai reiškia, kad reikšmės kas kažkiek kartų kartosis, bet tai mums aišku reikia rasti pradžiai. Ir kaip dabar galima maždaug galvos šito užduotį, tai matom, kad čia visur yra AN. Mes žinom, A1 mums būtų neblogai rasti A2 ir tada A3 ir tada kol atras galbūt kažkokį periodiškumą. Tai mums tiesiog reikia AN plus 1 įsireikšti grinai AN-ais. AN plus 1, jeigu čia dabar įsireiškinėsim, bus šaknis iš 3 ir iš karto atskliausiu, nes po to, to reikės dar biškį įskliaustų sumest, plus šaknis iš 3 minus 4 AN ir padalinta, o AN kvadratu minus 3 mes galim iš karto pasirišti kaip AN minus šaknis iš 3, AN plus šaknis iš 3. Ir taip pat dažnai tokiais atvejais kažkas prastinasi, tai mums reikia žiūrėti į viršų ir bandyti kažkaip skaidyti dauginamaisiais. Matom, kad yra šaknis iš 3 AN kvadratu. Jeigu skliaustuose, tai vienas narys bus šaknis iš 3 AN, kitas narys bus tiesiog AN, nes jau sandauga pirmų skaičių jinai liks ir bus būtent šitas pirmas skaičius. Dabar mums reikia mąstyti, ką įrašyti štai čia, šituose skliaustuose. Mes turim gauti šaknį iš 3, mes turim gauti plus šaknį iš 3 ir minus 4 AN. Tai iš karto galima pagal laisvą narį bandyti atspėti. Galima bandyti atspėti, kad čia yra minus šaknis iš 3, o čia yra minus 1. Kodėl ne atvirkščiai? Dėl to, nes mes turim 4 AN. Jei šaknis iš 3 būtų čia, tai tada 4 AN niekaip nesigautų, nes šita šaknis iš 3 neišsiprastintų. Ir dabar jeigu šitą atskliausim, šaknis iš 3 AN kvadratu, minus 3 AN minus AN plus šaknis iš 3 ir mes gauname lygiai tą patį. Nes šitas skaidinys yra teisingas ir tinka mūsų viršui. Ir kaip sakiau, dažniausiai kažkas prastinas. Tai persirašę, turim AN plus 1 ir dabar jeigu įsistatysim šitą reikšmę į viršų, AN minus šaknis iš 3 čia ir čia išsiprastins, liks šaknis iš 3 AN minus 1 padalinta iš AN plus šaknis iš 3. Ir dabar mes tiesiog galim panaudoti tą faktą, kad A1 yra lygu 1. Tai jeigu įsistatysim N lygu 1, tada čia bus A2 lygu šaknis iš 3 minus 1 padalinta iš 1 plus šaknis iš 3. Ir tada tiesiog galim panaudoti konjugatą, kad neliktų racionalumo. 1 minus šaknis iš 3
plus šaknis iš 3 ir gausim A2 lygu, o čia abu du minusai. Suriukas. Ir tada apačioje, žinoma, gausim 1 minus 3 tai minus 2. Viršuje gausis šaknis iš 3 minus 3 minus 1 plus šaknis iš 3. Tai 2 šaknis iš 3 minus 4 padalinti iš minus 2. Dabar, jeigu prastinsim iš minus 2, tai gausis minus šaknis iš 3 ir plus 2. Ir kad čia minuso nebūtų priekiai, tiesiog 2 minus šaknis iš 3. Paradom A2, galim rasti A3. Nes A3, tai jeigu, vat į tą pačią pirmą reikšmę įstatom n lygu 2, nes mes jau žinom reikšmę A2, kur yra čia. Tai dabar, kad rast A3, tai tiesiog lygiai toks pats principas. Tai šaknis iš 3 kart AN, kas šiuo atveju bus A2, 2 minus šaknis iš 3, minus 1, padalinta iš AN, kas yra 2 minus šaknis iš 3, plus šaknis iš 3. Šaknis iš 3 čia prastinasi. 2 šaknis iš 3 minus 3 minus 1 padalinta iš 2 lieka. Ir čia lieka tiesiog šaknis iš 3 minus 2. Nu, ir tokiu pačiu principu A4. Ir taip skaičiuot tiesiog tol, kol atsiras kažkoks bendras narys šiaip reikėtų. Tai, nu, tiesiog dėl viso pikto taip ir padarysiu. Šaknis iš 3, šaknis iš 3 minus 2, minus 1, šaknis iš 3 minus 2, plus šaknis iš 3, lygu 3 minus 2 šaknis iš 3 minus 1 padalinta iš 2 šaknis iš 3 minus 2. Tai dabar minus 2 šaknis iš 3 plus 2 padalinta iš 2 šaknis iš 3 minus 1. Čia jeigu dabar iškelsim 2, turėsim minus šaknis iš 3 plus 1, padalinta iš 2 šaknis iš 3 minus 1. Dabar tam, kad šitą apkeisti vietom iškeliam minusą, vietą įsiprastina, šitą išsiprastina ir lieka minus 1. Tada 5 bus minus šaknis iš 3, minus 1 padalinta iš minus 1 plus šaknis iš 3. Ir dabar čia vėlgi pasidauginam iš, nu čia galim šaknis iš 3 minus 1, pasidauginam iš šaknis iš 3 plus 1, šaknis iš 3 plus 1. Gaunam apačioje čia 2, čia viršui gaunam minus 3, minus šaknis iš 3, minus šaknis iš 3 minus 1, minus 2 šaknis iš 3, minus 4 iš 2, ar tiesiog gaunam minus šaknis iš 3, minus 2. A6 tada, minus šaknis iš 3 minus 2, padauginta iš šaknis iš 3 minus 1, padalinta iš minus šaknis iš 3 minus 2 plus šaknis iš 3. Čia apačioje gaunam minus 2. Viršui minus 3 minus 2 šaknis iš 3 minus 1. Ir dabar čia minusai prastinasi, dvejetai prastinasi. Ir lieka šaknis iš 3 plus 2. Ir dabar A7. Šaknis iš 3 plus 2, kad šaknis iš 3 minus 1 padalinta iš šaknis iš 3 plus 2 plus šaknis iš 3, 3 plus 2 šaknis iš 3 minus 1 padalinta iš 2 plus 2 šaknis iš 3 ir matom, kad įsiprastina ir lieka vienetas. Bet vienetas buvo. Vienetas jau buvo prie A1. Kai mes turėjom A1, jisai buvo vienetas ir matom, kad A7 yra taip pat vienetas. Vadinasi, viskas atsirado periodas. Einant nuo A1 iki A7, jų reikšmės yra vienodos. Mes perėjom per n lygų 6 narius. Vadinasi, kas 6 narius, reikšmės kartojasi. Ten A2 bus lygu A8, taip toliau, A3 bus lygu A9 ir taip toliau. Tokiu vat periodiškumu. Tai dabar, kas mums belieka padaryti? Mums belieka tik tais rast A50, nes mums reikia rasti A50, tai kurio iš šitų vat, dar A4, A5, A6, jo, kurio iš šitų kartotinis
yra A50. Kaip tai galima įsiaiškinti? Tai mums tiesiog reikia rasti 50, pavyzdžiui, -1 ir dalinam iš 6, nes 6 kartus kartojasi, nesidalina. Vadinasi, ne A1. Jeigu A2, tada 50 minus 2 dalinti iš 6 gaunam 8. Dalinasi. Vadinasi, A2 tiktų. Tiek A3, tiek A4, A5, A6 netiktų, nes tada nesidalintų. Dalinasi, tai reiškia, kad einant nuo 2 iki 50 kart 6 narius mes prieisim. Tai bus A8 ir čia toliau ir čia bus A50. Tai reiškia, kad A50 reikšmė yra tokia pati kaip A2. O A2 reikšmė mes gavom 2 minus šaknis iš 3. Vadinasi, ir A50 yra 2 minus šaknis iš 3. Ir viskas. Šitas toks gana nuobodus tik tais ta prasme, kad reikia susirasti periodiškumą, bet tikrai geras uždavinys. Ir to periodiškumo ypač sekose visada reikia kažkokiu būdu ieškoti. Tai va, ačiū žiūrėjimą šiandien tiek.